Artėja ta diena, kai galėsite išsidabinti ir pasipuošti šiek tiek išskirtiniau, juk artėja ypatinga proga. Šimtadienis diena, kai norisi švęsti, kai norisi leisti savo šiek tiek daugiau. Pagalvojau, kad galėčiau pateikti keletą patarimų apie šios dienos makiažą, jeigu nespėsite nulėkti pas profesionalą. Taigi variacijų gali būti įvairių, tačiau šiandien noriu parodyti blizgių dalelių panaudojimo makiaže. Akcentuosime skruostikulius ir akis, o lūpos neturėtų mums trukdyti ar kelti rūpesčių. Šiandien pradėsime nuo akių makiažo, tik tada sutvarkysime veido odą. Taigi, pradėsime nuo akių. Kogi mums prireiks? Visų pirma, pasidenkime judrųjį voką su kreminiu akių šešėliu. Denkite visą judrųjį voką, neužžeidami ant blakstienų augimo linijos bei zonos po antakiu. Su satininiu rudos spalvos šešėliu susikontūruokite akies lanką. Jeigu akys yra atitolusios viena nuo kitos, pasitamsinkite ir vidinę akies lanką. Šiam makiažui mums prireiks blizgių dalelių klijų. Naudosime Drop & Fix lašus, pasinaudokite labai mažu kiekiu ir pasidenkite ant viso judriojo voko. Mums prireiks plokščių teptukų bei deimantinių šešėlių, kurie puikiai prilips ant Drop & Fix klijų. Pradedame dengti blizgučius nuo centrinės akies dalies. Blizgučius dengime tik ant judriojo voko, o blakstienų augimo linija yra švari. Blakstienų augimo liniją perbraukite su laineriu arba pieštuku pasirinktos spalvos. Tai gali būti juoda spalva arba ruda spalva. Su tamsiai rudu šešėliu, kurį jau naudojame akies linkiui modeliuoti, paryškiname apatinę blakstienų augimo liniją. Su to pačiu teptuku prieš tai jį išsivalius, su šviesiai rudu šešėliu sulyginame perėjimus. Pasirinkite mėgiamą tankinantį blakstienų tušą ir nepabijokite jo pasidengti blakstienų kuo daugiau. Kai akys jau yra visiškai paruoštos, keliausime prie veido odos padengimo. Šį kartą nepamirškite nusivalyti dar kartą veido odos, kadangi liko šiek tiek blizgučių ant skruostikaulio. Kaip ir visada, pasidenkite veido odą su baze. Jeigu norėtumėt prisiminti veido odos padengimo subtilybės, siūlyčiau grįžti prie veido kontūravimo temos. Sekantis labai svarbus etapas – užsifiksuoti veido odos paviršių. Toliau naudosime stambes švytinčias daleles, kurias dengsime ant skruostikaulių ir zonoje po antakiu. Su bronzanto pagalba pasiryškinkite skruostikaulius šiek tiek ryškiau nei kasdieniame gyvenime. Skaistalą siūlyčiau pasirinkti pagal jūsų spalvinį tipą. Šiuo atveju tiktų persikinį arba koraliniai atspalviai. Toliau keliaujame prie antakių formavimo. Šiam vakarui siūlau naudoti vandeniu atsparius lūpų dažus, o jeigu lūpos keldėjančios, siūlau su savim turėti lūpų balzamą. Ir vakaro metu karts nuo karto pasirūpinti savo išvaizdą, juk žavės turite atrodyti visą vakarą. Žinot, ko aš linkiu? Linkiu įsimintinų akimirkų, kad su šypsena prisimintume tą vakarą. Iki kitos savaitės.